Kviečiu į moteriškai šventišką meditaciją, kuri padės nurimti, grįžti į save ir kalbėti iš širdies, iš sielos, iš tikrosios savo vidinės energijos, bet ne pagal protą arba kaip norėtų pasakoti mūsų lūkesčiai, mintis, kažkokios vidinės etiketės. Tai kviečiu užsimerkti. Užsimerkusi neskubėdama, 3 kartus įkvėp kartu su manimi pro nosį ir iškvėp pro burną. Dar kartelį įkvėp ir neskubėdama iškvėp. Ir paskutinį kartą įkvėp. Ir visiškai susijungdama su savo kvėpavimu iškvėpk netgi su garsu. Čia tobuloje akimirkoje, kurioje esi šią dieną, šią akimirką, susikoncentruok į savo širdies centrą esantį kairėje pusėje, tavo krūtinėje. Ir savo dėmesio koncentraciją nunešusi į besąlyginės meilės šaltinį savyje, pasistenk įsivaizduoti kažką, ką labai myli. Tai gali būti tavo šeimos narys, tai gali būti pati tu, tai gali būti augintinis, tai gali būti tavo sukurtas nuostabus rankdarbis arba šedevras, tai, kas tau taip patinka, teikia džiaugsmą, meilę, gėrį. Jeigu tai žmogus, įsivaizduok jį prieš save. O gal turi net keletą žmonių, pasikviesk juos. Tegul tavo širdis pradeda kalbėti. Ir jiems atėjus pajusk tą besąlyginę meilę, kuri kyla tavyje, tavo širdyje, tavo krūtinėje, tavo kūne. Ir kai tu juos matai, jauti, kaip ta meilė skleidžiasi vien nuo to, kad tu šios žmonės turi savo gyvenime. Pasistenk pajusti dėkingumą, laimę, džiaugsmą. Ir kai tavyje tiek daug gražių ir nuostabių jausmų išsiskleis, juos sustiprink sąmoningų žvilgsnių į savo vidų. Išplėsk tą meilę, tą dėkingumą, tą ramybę iš savo krūtinės į viršutinę kūno dalį, į pečius. Niekur nepabėga tie žmonės, galbūt tas augintinis, tos vietos, tos situacijos, kurios suteikia tiek daug meilės ir džiaugsmo, kai supratai, kad magija vyksta gyvenime. Tu esi palaiminta, esi karalienė. Ir jaus, kaip dėkingumas dar stipriau užlieja tavo kūną, tavo rankas. Per kaklą šis nuostabus jausmas, besąlyginė meilė, šviesa, dėkingumas keliauja į tavo galvą. Ir viskas galvoje tarsi ištirpsta. Visi lūkesčiai, mintis, baimės. Esi šioje akimirkoje ir jauti meilę ir dėkingumą. Jauti tiems žmonėms, situacijoms ir visko, už ką esi dėkinga ir ką myli, tik daugėja. Tu matai savo vidinių žvilgsnių ir minčių pagalba, kiek daug žmonių buvo tavo gyvenime, už kuriuos gali būti dėkinga. Kiek daug situacijų vyko, kuriuose jautei meilę, pilnatvę, išsipildymą. Ir ši energija tavyje plečiasi ir keliauja į apatinę kūno dalį, iki liemens. Niekur neskubėk ir jausk tą dėkingumą, kuris auga tavyje su kiekviena minute, su kiekviena akimirka. Ta besąlyginė tyra meilė. Ji keliauja žemyn iki tavo apatinės pilvo dalies.
Ir ten išsiskleidžia ir sustiprina tave iš tavo vieno iš moteriškumo centrų, galios centrų. Viskas išsiskleidžia, sustiprėja ir tu jauti pamatinę meilę. Niekam nieko įrodyti nebereikia. Tu stebi kaip moteris karalienė savo nuostabų gyvenimą, kuriame yra pilna žmonių, situacijų, daiktų, akimirkų, kupinų meilės, laimės, džiaugsmo ir dėkingumo. Ši energija keliauja žemyn per tavo sėdmenis, šlaunis, kelienus, blauzdas ir pėdas. Leisk savo atsiduoti meilei. Matyk tos žmonės, kuriuos taip myli prieš save. Jausk tą dėkingumą už tai, kad jie yra, kad buvo ir galbūt bus. Pamatyk tą situaciją. Jauti, kad tavo širdis tarsi sprogsta iš didelio dėkingumo kaip žiedas, kaip pumpuras žiedo ir pražysta meilė, džiaugsmu, laimė ir dėkingumu. Ir kai tavyje tiek daug gražaus jausmo, pamatyk save. Ir pamačiusi save padėkok. Taigi tu gyveni šį nuostabų gyvenimą. Taigi tu esi ta, dėl kurios viskas vyksta, kad pažintum aukštesnį potencialą, kad suprastum savo tikrąją prigimtį. Taigi tu esi pasaulio stebuklas, pasaulio dovana ir leisk savo patirti ir išgyventi tokią stiprią meilę pačiai savo. Pajusk dėkingumą pačiai savo. Pajusk laimę ir džiaugsmą dėl to, kad šią akimirką gali būti čia ir dabar ir skirti ją savo. Neskubėdama įkvėpti ir neskubėdama su pasimėgavimu, meilė ir dėkingumu iškvėpti. Ir kai būsi pasirengusi, nusišypsok savo ir pasauliui. Ir grįžk į šią akimirką kupina meilės, dėkingumo, laimės, džiaugsmo, ramybės, išsipildymo ir pilnatvės tiesiog atsimerkdama.